Labas vakaras, dar kartą esu Darius Varanavičius, kas pažįsta, kas ne. Kas mane mato pirmą kartą? Gal yra tokių? Va, tai pradedam nuo pradžioje apie mane. Pensijai nuo 40 metų, man dabar 48. Esminis portfelis virš $1 000 000, kuom galiu pasidžiaugti, kuom galiu paliūdėti, kaip čia prastai veikia. Ir dar čiut tą pusę pareikia, jeigu nori įrašyti, kad matytumai tenai. Kompą reikėtų pakelti kažką, kad ten su juo padaryti. Jeigu čia padėtų. Tai va, kalbėjau apie nuostolius, esu patyręs iš 200 000 nuostolių. Tai čia galite apsispręsti toliau klausyti, ar ne? Bet nieko nesiskiriu nuo kitų žmonių, nei protingesnis, nei kvailesnis, gal net kiek kvailesnis, reikėjo anksčiau mokintis. Daug ką dariau, tiesiog, kaip čia pasakyti, savo moksliškai, išėjo tos brangios pamokos. Tai va, pradėti investuojau nuo 7 metų, aktyviau nuo 17, kuomet verslą pardaviau. Neturiu nekilnojamo turto investicijų, čia turbūt visi turit. Neturiu finansinio patarėjo licenzijos, už 6 skaidrėse ir seminarinė pateikta informacija nėra finansinis patarimas investuoti. Nieko nesiūlau, neparduodu, šios skaidrės nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti. Turbūt aiškiai tą suprantat, dalinuosi tiesiog geranorišką savo patirtimi ir kitom žiniom. Dabar čia kaip šnekėti, kaip dalintis informaciją, tai darau prielaidą, kad visi esat žali, visi neinvestavę, nors yra visai. Todėl ta pradinė informacija gali kažkam pasirodyti per paprasta galbūt, kažkam jinai bus kaip tik reikalinga. Todėl informacija pateikta kaip pradžiamokslis, su perspektyva, ta prasme, kad portfelis būtų didelis, svarus, geroj vietoj, ilgamžis, ilgalaikis. Ne kad pažais čia kažką, tai, o iškart, kad imam ir darom jau gerai ilgam. Skaitau nuo skaidrių tiek daug, nes aišku, nesirašau čia ypatingai daug, ta prasme, kad treniruoti šnekėti. Ir antra, aš jam tas skaidrės padalinsiu, visą informaciją, kad galėtumėte pasiskaityti dar kartą, ar nuorodas pasinaudoti, nes linkai bus aktyvus. Kad tai būtų kaip užrašai, kad nereikėtų čia rašyti. Tai va, tai kas trukdo investuoti? Labai buvo geri Raimundo klausimai toje pirminėje anketoje. Kas kam labiausiai trukdo investuoti? Žinios. Gal ir baimės biški. Baimės ko? Prarastas. Trečias. Kapitalas. Viską mokat nuomoti. Tai, labai normalios baimės, pabandysiu aš jums jas nuraminti ir sugriauti gal tuos metus ar kažką tai. Apie žinias, kaip sako, mokosi, skaitau, žiūriu, domiuosi ir nieko nedarau. Angliškas terminas analizės paralizės. Iš tiesų, minimumas, kurio užtenka startui, ką stengsiu čia ir padaryti, tai suprasti vieną konceptą, kas yra ETF-as, bitkoinas, metalai ar kažkas, tai kažką tai vieną, į ką vieną gali pradėti investuoti, tą padarę jau žymiai lengviau investuoti kažkur tai kitur. Suprasti vieną taisyklę, investavimas nėra greitas praturtėjimas. Žodžiu, tai trunka ilgas procesas, iš tiesų nuobodus, o dažnai norisi kažko tai greito, norisi rizikuoti kažką, tai žaisti, daryti, makliuoti, pirkti, parduoti. Ir žinoti, kaip nusipirkti vieną pasirinktą fondą ar turto vienetą ir kartoti tą patį, geriausia automatiškai. Tai va, tai iš žinių, galima sakyti, tos sąlyginai užtenka kiek. Ir būsite sėkmingai investuotojai. Tada bijau prarasti pinigus. Čia reikia suprasti, kad svyravimai tai yra natūralu, ne jum aiškinta, ne, gali stipriai iškilti, gali nukirsti, va, sidabras puikus pavyzdys, turbūt žinot.
Ne? Ir kartu kritimas iki nulio yra neįmanomas, jeigu investuoti kažką, ne visiškai kažkokį tai nesąmonę, kaip Trump koinas. Trumpo koinas. Turėjau. Girdėjau tokį? Yra ir Melanijos, taip. Spėkit, kas pirko Melanijos koiną. Trampas. Mažvydas. Tai va, jeigu perkam, tarkim, pasaulio akcijų ETF-ą, kad jisai nukristų iki nulio, logiškai suprantat, neįmanoma. Turi didžiausios, galingiausios pasaulio įmonės kažkokiu būdu bankrutuoti. Jeigu kažkuri vienai ten bankrutavo, kažkas jai ten nesisekė, ją pakeičia kita tame indekse. Ir jūs tame indekse visą laiką turi tik tai geras įmonės. Aišku, kritimai gali būti, akivaizdu, jie atrodo taip, 8 metais beveik 50%, čia gylis kiek procentų pakrinta kada nekada, bet visada atsitęsia ir kaip matėt, visada turim naujas aukštumas. O galima klausimą? Taip. Aš nelabai suprantu apie indeksą, kas tame indekse kažkas nukrito, ką reiškia tas indeksas? Sąraše tame ETF-o? Sąrašas. Indeksas tai yra, tarkim, pasaulio geriau būtų paprastesnės SP500, ne? Tai Amerikos didžiausių 500 įmonių sąrašas. Į jį patenka, ten kažko tai sumažėjo, ta kapitalizacija sumažėjo, ją išmeta, įdeda naują. Ir tam sąraše visą laiką tik didžiausios. Tai va, tai čia yra indeksas. O ETF-as, tai jisai seka to indekso įmonės ir, tarkim, va, jūs perkat, čia taip supaprastintai pasakoju, jūs perkat už 10 000 to ETF-o vienetų, jisai automatiškai tolygiai nuperka tiek akcijų iš to indekso. Jūs gaunasi, kad pirkot vieną, perkat tik tais ETF-ą, o nusiperkat 500 įmonių akcijas. Čia toks supaprastas paaiškinimas. Kitas klausimas iš karto, kam pirkti per ETF-ą, mokėti mokestį administravimo ETF-ui, kai gali pats tiesiogiai nusipirkti. Bet tu 500, pavyzdžiui, akcijų nenusipirksi pats, kiekvienų 500 kartų perkant, tau bus už kiekvieną pirkimo mokestis ir dar kažkas greičiausiai. Bet pats indeksas, tiesiai į tą indeksą investuoji. Tau reikia pirkti visų. Negali tiesiai indeksą investuoti. Indeksas yra indeksas. Indeksas yra indeksas. O ETF-as seka indeksą. Tai indeksas tai yra tiesiog sąrašas. Tiesiog sąrašas. Taip, oficialus sąrašas. Yra ten tų tokių, kaip pasakyt, Forexo, pavyzdžiui, prekyboje gali į indeksus pirkti juos arba parduoti. Tiesiogiai, ne? Tu lyg ir neperki, bet, kaip pasakyt, statai šiuo atveju, ar kils tas indeksas, ar kris. Bet pačio indekso nupirkti negali, tai nėra fizinis kažkoks daiktas. Jis tik atspindi, kaip sekasi toms įmonėms. Tai kai investuoji į SP500, jis per ETF-ą investuoji, kiti investuos, ne? Taip. Ir yra tie ETF-ai, kurie realiai perka tų akcijų dalį tų įmonių, yra kurie tiesiog imituoja tą, jie iš tikrųjų neperka, bet jie vis tiek leidžia investuoti. Tai ten bus apie ETF-ų gal kaip Jo, dabar tiesiog pražvelgiam šiaip, kaip investuoti, apie tos ETF-us Mažvydas kalbės daugiau, tikiuosi paaiškins ten iki smulkiau. Bet čia dabar kalbam, žodžiu, kad apie baimę prarasti pinigus, tai jeigu neinvestuojam į pavienius kažkokius super rizikingus dalykus, pinigų prarasti kaip ir nėra galimybės. Neaišku, kaip bus trečio pasaulinio atveju, karo atveju, bet tikėsimės ir karo nebus. Čia dar skaidrė, to paties pasaulio akcijų fondo statistika. Žali stulpeliai yra metai, kada buvo pliusiniai, raudoni tada minusiniai. Čia iš vis atrodo super gerai, turbūt tų, bet tokia statistika. Neturiu laisvų pinigų, užsakė, kapitalą neturiu, ne? Arba turiu per mažai, kad pradėti investuoti. Tai jeigu neinvestuoji, tai po metų turi 0. Jei investuoji, tarkim, po 100, po metų turi 1200, po 10 metų sugrąža 17 000. 100 tikrai visi per mėnesį turi.
tikėčiau. Tai va, o čia netgi esmė ne pats 100. Kuomet jūs pradedate investuoti su tuo 100, jūs išmokstat, jau žengia tą žingsnį galiausiai ir tada, tai čia gal daugiau, gal čia kažkur atsilaisvina pinigų, gal tas, gal anas, tai tiesiog ta psichologinė riba. Psichologinė riba sugriūna, atsiranda įprotis, atsiranda kažkokios žinios, kaip ir su tuo bitcoinu sako. Jūs ten nors irgi ten už kruopą nusipirkit, bet tada jums bus įdomu, jūs kažką seksit, domėsitės ir tęsit tą investavimą. Tai va, čia šiaip dar linkas investavimo skaičiuokį bus. Šitą dėdį žinot? Kas žinot? Visi žino. Matytas, Ne visi pakėlė, pakelkite. Šiandien geriausias pasaulio investuotojas valdo 1,2 trilijono turto, asmeninis turtas 150 milijardų, kurį uždirbo, suinvestavo nuo nulio. Jeigu tai visi gerai žino, tai kokios jo dvi pagrindinės investavimo taisyklės? Prarasti pinigų. Pirkti kaip kiti parduoti. Antroji taisyklė? Prarasti pinigų. Antroji taisyklė, nepamiršk pirmos taisyklės. Jo, iš tiesų, jeigu neprarandat pinigų, tai turtas tikrai greitai didės. Kaip apsisaugoti nuo nuostolių ir praradimų? Niekada neinvestuoti į tai, ko nesuprantat. Čia jau trečia taisyklė. Vengti spekulacijų. Spekulacijų tai kada sako, tai čia aš pirksiu pigiau, parduosiu brangiau ir vėl ir tą kartuosiu ir visą ką. Hype akcijų, kuomet, čia kažkas tai kaip vėl būtų geras pavyzdys sidabras čia prieš kokią. Kyla, tai dabar jau metas pirkti. Tai jau toj aukštumoje nusipirki ir tada į apačią. Čia su kripto labai dažnas atvejis. Kripto bežnių sudėtingų derivatyvų, kur Raimundas sako, kur perki kainos skirtumą dar su kokiu svertu ar taip toliau. Pradėti, čia užsiėmimo tikslas vos ne, įkalti galvą, kad pradėti tiesiog nuo šito ir šito. Paskui dar apie tai pakalbėsiu. Naudoti dolerio kainos vidurkis išsireiškimas, bet tiesiog pirkti nuolatos kas kažkokį laiką. Kas 2 savaitės ar kas mėnesį, nežinau, pagal jūsų ten nusistatytą laiką, nepriklausomai nuo to, kiek ten brangsta ar pinga. Investuoti tiek pinigus, kurių tau nereikės artimiausius 50 metų. Čia man šitas labai buvo sunkus dalykas, kažkaip kaip jaunesnis buvau, nes atrodo jų visą laiką reikia, bet tada reikia grįžti prie tos taisyklės, kad bent 100 investuoti. Laikyti ilgą horizontą, kaip matėte, trumpų laikotarpių tie svyravimai gali būti dideli, bet per 10 metų ar daugiau, ten bus vaikų skaidrė, patirti nuostolių praktiškai neįmanoma. Diversifikuoti portfelį čia galėjau truputį vėliau, dabar mes čia kaip pradinukai, tai vis tiek aš būčiau linkęs investuoti į tą SP500 pasaulį arba kripto atveju bitcoiną ir stebėti emocijas, nes pavojingas tiek greitas kilimas, tiek greitas kritimas. Kuomet greitas kilimas, tai būna taip vadinamas FOMO, Fear of Missing Out, kuomet norisi dar ir dar pirkti, nes čia kyla, bet kai greit kyla, tai kaip taisyklė greitai krenta, vėl sidabro pavyzdys. Ir kuomet krenta, nepasiduoti panikai ir neparduoti. Jeigu kalbam ne apie akcijas, apie indeksus. Akcija gal krenta nebe pagrindas. Tai va, SP500 tikimybė prarasti pinigus. Maks 13 metų buvo laikas, kuomet nusipirkai, buvo duobė ir 13 metų užtruko, kol pasitaisė. Tai buvo, berods nuo 85 metų buvo prasidėję. Dabar kažkaip nelabai tikiu, kad galėtų būti, nes labai viskas užsikūrė, tas investavimas, labai
palaikomas, labai tos turto klasės keliamos, nu, sakykime, sąlyginai dirbtinai, pinigų labai daug į rinką papuola ir gelbstimos jos, gelbstimi vos ne verslai, bet akcijų kainos. Tai tiesiog apie tai, kad laikant ilgai prarasti pinigus istoriškai atrodo neįmanoma. Tai va, trumpa apžvalga, į ką investuoti šiaip galima. Indėlius, obligacijas, ETF-us, akcijos augimo, akcijos dividendinės, greitai, kripto, P2P skolinimas, įmonių obligacijos, crowdfunding, aukštos rizikos fondai, fizinės alternatyvos, aukštas sidabras. Tiesiog, čia ateičiai. Rizikos apetitas. Čia norėjau padaryti tokį kaip ir testuką, bet nesigavo, tai gal tiesiog patys ant pirštų paskaičiuoju. Jeigu investuojat per mėnesį, investavo 10 000 ir per mėnesį nukrito 20%, ką daro? Parduodat, laikau, perku daugiau. Čia ETF-as? ETF, ne? Nesvarbu. Ar apie akcijas? Nesvarbu. Ką perku? Na, ETF reikia manyti. Sakyčiau, kažkaip. Kiek metų gali leisti savo laikyti investicijas neliesdamas? 10, 3, 7, mažiau negu 3. Kas man svarbiau? Stabilios pajamos ir ramybės, balansuotas kelias tikslą, maks augimas, net jei rizika yra aukšta. Čia bėgant už akių, namuose šitus testukus gali pasidaryti, kad labiau suprast, kokie jūs esat, ar būsit investuotojai, Swedbanko paruoštos. Ir pagal tuos, nežinau, šiaip pat įdomu, kaip kas nusprendėt, kokie investuotojai, kas konservatyvus, ar gal tiesiog kas agresyvus. Aš tarp agresyvos. O kas balansuotas ir o kas neapsisprendė. Jo, tai čia maždaug tokios yra rekomendacijos. Principe, konservatyvus investuoja daugiau į ETF-us, į akcijas mažiau, daugiau į obligacijas, laiko kažkiek pinigų progai, o agresyvus didina kripto poziciją, didina akcijas, mažina ETF. Na ir aišku, pinigų mažiau turi. Laiko, kas neturi. Pradėsim, žinau, irgi sekantį kartą, tiesiog kadangi aš kalbėsiu, tai kalbėsiu apie kripto. Įsivaizduosit kažkokį, įsivaizduot vis tiek kažkiek, kiek galite investuoti bendrai, tai pasiskiriam, kad, nežinau, tarkim, 10 000 investuoti, ne? Tai pagal savo šitą investavimo riziką pasirinksit, kad, tarkim, ten, nežinau, 2, 3, 5 ar visus tūkstančius investuosit į kripto, sekantį užsiėmimą su Mindaugu į ETF-ą, paskui matysim, kaip čia dėliosis. Darėm, o kuris tu buvai? Kuris tu buvai iš tų trijų? Kaip pradėjai? Kai pradėjau, kai baigiau, ultra agresyvus. Tai nėra blogai? Ir nėra labai gerai. Psichologiškai. Tai psichologiškai jau kažkaip išgyvenau, bet tiesiog reikėjo mažiau veiksmų daryti. Būčiau nupirkęs, palikęs ir nieko nedaręs, ir nepalyginimai būtų didesnis kapitalas negu dabar. Jie visi 200 000 už tai, kad kažką tai bandžiau motyvuoti, daryti ir taip toliau. Reikėjo tiesiog nupirkti ir laikyti. O tai ką tu pirkai pradžiai? Kripto? Jo, pagrindinė kripto. Ten kripto praras pinigus tai labai greitai. Tai tu visus pastatėjai? Ne, visai. Kitą užsimėm, kalbėsim apie kripto, galėsiu papasakoti. O kaip dabar darytum? Ką? Kaip dabar darytum? Tai va dabar bandau ir mokinti, kad pirkti ir laikyti. Pirkti, laikyti, nesivelti,
Ir, nu va, Edvinas jau vis nori ir tą pirkti, nu, blemba, va, norisi surišti rankas. O dar klausimas, aš suprantu, kad čia ilgalaikis kažkoks tai džiaugsmas, bet po 10 metų atsiras. O tai kaip pačiam, jeigu tu 17 pradėjai, 18 jau pensija išvykai? Jo, geras klausimas. Taip nutiko todėl, kad tiesiog su didelė labai suma. Nu, su didelė suma, kuri greit didėjo dėl bitcoin. Aišku. Tai kaip, nu, nesakau, ta prasme, pradėkit nuo 100 eurų, bet po mėnesio gali ten po savo vieną butą parduoti ir mainyti į bitcoiną. Ir aš taip dariau. Kitą užsiėmimą bandysime. Parduokit butus visi iki sekančio karto. Ten skaitė, buvo parašyta, aš irgi turėjau 3 butus pats, aš Tai va, tai ten tokia gal sudėtingesnė arba vienokia strategija ir tokia, kurią siūlyčiau asmeniškai jums ir ypatingai tiems, kurie ketina atsimti iš antros pakopos pensijų pinigus, tai kad ir realiai uždirbti iš tų investicijų, ar greičiau ar lėčiau, ir kad patenkinti tą mokslo ir azarto ir žinių ir viso to tą džiaugsmą ar norą, tai 80%, nu ten plius minus, čia skaičiai suprantat, relatyvus, 80% investuoti į tuos ETF-us didelius ir su likusiais 20 ten jau žaisti. Pirkti akcijas, pirkti kripto, dar ten kažką tai, nu čia tokia kaip idėja. Vėl, man čia pats savo biškai prieštarauju, kai viską laikiau kripto, bet nežinau, kaip jums perteikti tą jausmą. Galiu aš pavyzdį vieną pasakyti. Yra Tony Robbinso knyga tokia labai stora, gal kas matė, vartė Išmok pinigų žaidimą vadinasi. Nu, turėjau kantrybę paskaityti, ten gal 800 puslapių. Ir visą tą knygą jisai kalbina sėkmingiausių investicinių fondų, ten vadovus, kaip jiems ten sekėsi ir visa kita. Ir bendra išvada tokia tos visos knygos, kad visi aktyviai valdomi, kaip pasakyti, investicijos, spekulacijos, nu, netgi fondų valdytojai, sako Svetbankas, atneš man pinigų, va čia bus brokeris, tavo valdysim tavo pinigus, ne, ten mokesčiai. Tai visi tie žaidėjai, 95% visų, jie neplenkia rinkos indekso. O rinkos indeksas ir yra ETF-as, ta prasme, kuris atspindi rinką ir dar ten labai maži mokesčiai. O visi tie fondų valdytojai, pensijų ar dar kitokie, jie ima nemažus valdymo mokesčius ir suvalgo didžiąją dalį jūsų pinigų. Vat apie tai visa ta knyga. Jeigu norit įsitikinti, paskaitykit, bet, nu, labai gerai dalį pinigai investuoti į kripto, bet į ETF neinvestuoja į jo. Viskas kripto. Kripto ir akcijos. Bet aš ne pavyzdys. Bet kuris investuotojas pasakytų, kad aš išpratėjęs. Tai tiesiog prisiėmu riziką. Jo, čia labai gerai Raimondas papildymas geras. Jisai turėtų užgesinti norą ne tik, turėtų užgesinti norą bandyti gauti tas bangas. Aišku, jos bus, kada jūs jas pagausit, taip žemai parduotų aukštai, bet bendraja suma vis tiek, jeigu tiesiog nusipirktumėt ir laikytumėt, uždirbsit daugiau. Bet čia yra nuobodus būdas investuoti. Labai. Žiauriai. Patikimas žiauriai nuobodus. Žiauriai, todėl ir sakau, va, prisiperkat 80%, o su 20 žaiskit tenais, gaudykit tas bangas ir visą ką. Ir čia, sakau, nežinau, kaip perkita savo nuotaiką ar būseną, vat ateityje gal bus galima tą padaryti, ne, bet vat aš įsivaizduoju save sėdinti, va čia, kad ir prieš 10 metų, ir man čia kažkas tai pasakų, sakyčiau, durnas nesąmonė. Aš tikrai sugebėsiu, aš tikrai galėsiu, va čia į grafiką pasižiūri, va čia taip, su draugeliu pašnekėjai, kažkokią techninę analizę pritaikė ir ten taip ir tas ir anas, nu, ne.
Ir man taip sakė, va, kažkas tai panašiai, su kitais dalykais, ne, aš protingesnis. Tikrai neprotingesnis. Labai nusodino ir tai, ką sakau dabar, yra ir iš knygų, ir iš mokymo, ir tikrai labai stipriai su 200 000 nuostolių iš praktikos. Bet taip, žiauriai atrodo. Tai va, perinam prie brokerių. Vėl, paprasčiausia pirkti per banką, bet aukščiausi mokesčiai, riboto instrumentų pasiūla ir rizika dėl uždarimo. Rizika dėl uždarimo tai tokia nusąlyginė, čia labiau vėl dėl mūsų tos geopolitinės, jeigu bankai užsidarys, tai žinot, fiks net kaip su tais pinigais bus, akcijos jos nedings, jas teoriškai bus galima išsikelt, bet kada išsikelt, kad išsikelt tai reikia prisijungti prie banko, ar tau išvis leis prisijungti prie to banko, nu labai toks. Bet aš šiandien buvau Svetbanke, kaip tik dėl to kalbėjau, tai ir man akcentavo, kad Svetbanke bent jau visi ETF-ai yra mano, reiškia, jie tik tai patalpinti Svetbanke. Be abejo. Ir aš juos galiu jais disponuoti, net jeigu Svetbanko nebus. Be abejo. Bet vat kaip tas mechanizmas veikia? Be abejo. O jie pasakė, ar karo atveju tu tikrai galėsi prisijungti prie to savo banko iš visų. Ne, taip toli nešnekėjau. Tai kažkaip padaryti. Klausimas dėl Revoliuto, prieš kažko dienų, tai jos atsakymas buvo tas, kad Revoliuto yra atskira įmonė, kuri koordinuoja investicijas. Pavyzdžiui, jeigu planai uždaro Revoliutą, tam gražas jiems nebūtinai, pavyzdžiui, su dokumentais, panašiose sąskarų šaldo ir leidžia pasirinkti, ar akcijas persivesti į kažkur kitur, ar išparduoti, nes yra atskira kaip ir įmonė, kuri valdo. Būtent Revoliutą. Bet skeptiškai... Teoriškai gražiai atrodo, bet... Teoriškai gražiai atrodo. Kaip realybė. Reikia suprasti, kad nu vėl, aišku, ten eigoje, to investavimo eigoje, nėra, kad dabar čia apsisprendyti jau viskas visam gyvenimui, nieko nebus galima pakeisti. Bet tas keitimas vėl žinių įsigilinimo, vėl kainuoja, tos ETF-us ar akcijas persikelti kainuoja, ne taip mažai. Nu, šiandien, tokia durna paslauga, kad ne taip brangiai, ypatingai iš Svetbanko. Tai žvelgiant, vat, kaip sakiau, kad priimam nuomonę, kad esat nepatyrę investuotojai, bet žiūrim su ilga perspektyva. Tai žiūrint su ta ilga perspektyva, kad daug metų tas bus vykdoma, tai reikia ir pasirinkti tą brokerį, kuris daug metų bus patikimas. Kaip čia pasakyti, kad tų abejonių klaustukų būtų kuo mažiau. Šiaip, aišku, jie visi sakys, kad davai ateik pas mumis ir jie visi gali priimti ir iš visų galima išsikelti, pats išsikėliau akcijas iš Svetbanko. Bet kas bus, jeigu bus? Gyventume Šveicarijoje, gal ir gerai per banką investuoti, nežinau. Čia aš asmeniškai nepatariu. Prašom, aišku, galima. Tai va, paskui dėl brokerio pasirinkimo. Čia toksai kaip ir teorinė informacija ir kartu praktinė. Kur jisai registruotas? Europos Sąjungoje, ne Europoje. Ar klientų turtas atskirtas nuo brokerio? Kaip čia gerai pasakė, dėl Revoliuto. Ar veikia mano šalies jurisdikcijoje? Čia patys gali pasiskaityti, nenoriu kartėti. Dalinės akcijos, tai kuomet, tarkim, Tesla akcija kainuoja $450, tai nebūtinai jūs turit pinigų ją visą nusipirkti, ar galite pirkti jos ten pusę ar kažkokią dalelę. Ar suprantama platforma, čia ar patogu naudotis kasdien, ar aiškiai ataskaita mokesčio. Atrodo paprasti dalykai, bet kol nesusiduri. Tai va. Ir 3 pagrindiniai kandidatai. Interactive Brokers veikia, nepasižiūrėjau kiek tiksliai metų, bet nežinau, labai ilgai. Yra tokia kaip ir didžiausia, saugiausia visą apimanti platforma. Ir asmeniškai tai rekomenduočiau ją. Tačiau yra anglų kalba. Ir tokia ganėtinai sudėtinga.
Freedom ir Trading yra lietuviškos, taip vadinami tokie kaip apsai. Labai patogu investuoti. Nežinau, kaip čia pridėti. Mažvydas daugiau apie tai kalbės. Asmeniškai rekomenduočiau šitą, ypatingai kas supranta anglų kalbą. O kuo jie skiriasi, kodėl būtent tą, o ne kitokį? Kaip minėjau, šitos dvi, šita yra laiku, nežinau, skaičių nepasakysiu, bet nepalyginamai ilgiau veikia negu šitos. Reputacinė? Jo, reputacija, palaukit, neužsirašiau, bet iš šitų akcijų perkelimas toks ant klaustuko. Rašo kaip ir įmanoma, bet ten su kažkokiam sąlygom kažkaip sukta iš Freedomo išsikelti, iš Interactive Brokers įmanoma. O sakykime, atsitiktų kažkas, tai tam brokeriui, tai kur jis išsikeltų galima? Tik į kitą brokerį? Dar kažkokį? Į kitą brokerį. Tik į kitą brokerį. Nu taip, o kur kitų. Nu, aišku, čia Interactive, man atrodo, rinkos lyderis yra plačiausiai pripažintas, tai čia kaip ir didžiausi bankai, jeigu jiem kažkas atsitinka, niekas nenori, kad jie dingtų iš žaidimo, jos gelbėja, ne? Tai manau, Interactive turbūt irgi būtų ta situacija. Su mažesniais gali atsitikti taip, nu, jeigu didelė krizė kažkokia finansinė, jis tiesiog bankrutuoja ir galimai nusineša ir tas investicijas ir lėšas. Bet tai yra ne jo. Ne, investicijų neturėtų nusinešti, nu čia jau kažkaip būtų mirtinas. Investicijas nusinešti gali kripto, kai mano investicijas nusineša, bet kripto atveju brokeris nusinešia mano investiciją. Čia neturėtų tai būti. O mokesčiai labai skiriasi? Interactive Brokers ir Freedom, sakykime. Žinau, kad Freedom gerą komisą duoda už rekomendaciją. Dėl to visi reklamuoja. Tiesą pasakius, nežinau, čia šiaip įdėjau savo nuorodą teisingai. Jo, bet mokesčiai prekiavimo Interactive Brokers yra mažesni. Tai va, investavimas į kripto. Čia vėl sąlyginai galioja tokia taisyklė kaip su akcijom, tik tai toks kaip atskiras pasaulis. Tai tas saugus kaip ETF atitikmuo būtų bitcoinas. Šiam 80% arba net jūsų atveju ir iš visą 100 galima. Viską, ką nusprendėte investuoti į kripto, irgi nuobodžiai pasakysiu investuoti tik į bitcoiną. Kodėl, kalbėsiu kitą kartą, kuomet tema bus vien tik apie kripto. Ir 10-20% į kitus, sakykime, sąlyginai gerus altcoinus, alternatyvinius coinus, kaip yra sąrašas jų coinų ar kitketlę, tai ten, nežinau, po 20 viršutinį, nes jų yra koks 20 000. Tai va, ir paskui tik tai mažus jau ten savo pažaidimam į melanijas visokias ir tramkoinus. Tai va, neinvestuoti, čia draugelis sakė, paeis, čia tokia tradingimo platforma, robotai prekiauja, pakvies draugą dar ten kažkas, tai neiškės mažos reputacijos skaityklas, staking service mainimo platformas, kaip tik pradėsite domėtis, tai ten žinokit visas debesis visokiausių variantų, kur galima padėti pinigus. Kai pradėsit kažkur investuoti, dar ir greičiausiai pradės skambinti iš užsienio visokie. Ir sakys, o good news ten, breaking news ten, investuoti pinigų. Kaip taisyklė, iš kažkur ateina kontaktai ir pradeda skambinėti. Taip. Tai va, tai iš šitos skaidrės... Klausimą turiu tada, tai gal reiktų registruotis į tas platformas su fake numeriu? Jo, bet paskui tau siunčia, jeigu tu užblokinai tau numerį. Žiūrėk, gerai, priklausoma kaip tu elgsis. Jeigu tu elgsis pagal mano rekomendaciją, tarkim, investuoti į bitcoiną, ne, tu užsiregistruosi vėl
pagal čia rekomenduotas keityklas, kaip čia patikimas, ne, ir niekur tai tavo duomenys nenutekės. Bet jeigu tu pradėsi dalyvauti visokiausiose ICO, nežinau, ir visokios iš tokiuose dalykuose, tai aišku, tada tai duomenys kažkur papuls. Tai... Bet šiaip normaliai, nežinau, kam čia Edžinui sakiau, mano asmeninė nuomonė to crazy investuotojo, tai investicija į Bitcoiną yra bene apskaitai saugiausia šiai dienai investicija. Tai atsidarai Krakenę sąskaitą, nusiperki tą Bitcoiną, tiksliau perki pastoviai ir tiek žinių. Tai va, kaip pasirinkti kriptobiržą bendrąja prasme? Labai svarbu, kad atitiktų Europos reikalavimus, nes VMI visą laiką ieškos ir kuo toliau, tuo labiau galų, kad būtų saugi. Saugi tai reiškia, kad turėtų, kad jos nenulaužtų, neturėtų nulaužimo, kaip čia pasakyti, istorijos, nes, tarkim, Bitcoino pats, kaip pavyzdys, Bitcoino tinklas niekada gyvenime nebuvo nulaužtas, bet žmonės praranda Bitcoiną, vienas iš būdų, laikydami jį kripto keitykloje. Jeigu į keityklą įsilaužia, Bitcoiną galimai pavogė. Taip kaip grynus jūs nunešti į banką, jeigu juos iš banko pavogiant, tai kaip pavogė. Tai va, tai kad būtų saugim, tai reiškia patikimą, vėl su reputacija, turėti SEPA pavadinimus, mažus mokesčius, ataskaitas, gerą reputaciją, kad prekiautų tikrų kriptų, o ne, kaip Raimundas sako, kainos skirtumų. Nežinau, aš reikia paaiškinti ar ne? Tarkim, Revoluta dabar jau jie sako, kad galima pirkti tikrą kripto, bet anksčiau būdavo tik tai tas contract for difference. Tai reiškia, kad keitykloje ar biržoje tu nusiperki ale Bitcoiną, bet jeigu tu jį nori kažkur įsivesti, tu neturi tos galimybės, nes realiai tu jo neperki. Vat vėl sąlyginai kaip auksas, tikras fizinis ir popierinis. Popierinį tu perki tik tai tą kainos svyravimo indeksą pavadinimą. Bet tikro jo negauni, pirkdamas kažkokį ten fondą. Tai ir čia, kad keitykloje pirkdamas Bitcoiną, tu jį galėtum išsivesti realiai. Su prielaida, kad jūs investuojate ilgam laikui. Jeigu norėsite spekuliuoti vienokiu ar kitokiu būdu, tai aišku, gali tada būti ir tas CFD. Atrinktos mano siūlomos jums biržos. Pirmiausia, tai Kraken, kitos principė tai tik tai dėl skaičiaus, bet šiaip tai principė tai Kraken. Kraken irgi veikia, nežinau, nuo 2009 metų, man atrodo, kai Bitcoinas atsirado, Bitcoinas atsirado 9 metais, o Krakenas atsirado ten neužilgo, niekada nebuvo nulaužtas, maksimaliai atitinka ir stengiasi visada atitikti ES reikalavimus. Tai bus antra birža, kuri išeis į viešumą, IPO, bus akcijos viešai prekiaujamos. Pirma yra Coinbase, amerikiečių. Mokesčiai geri atrinkti, jeigu ten norėsit prekiauti kažkokiais tais altcoinas, jie yra atrinkti, yra altcoinų krepšeliai ir taip toliau. Prekiaujant iš Lietuvos, ateina greitai pavedimai, pinigai greitai grįžta atgal, bankai nežiūri kreivai į ją, neužduoda papildomų klausimų. Dar jau klausimas man, nežinau, metai ir daugiau gal biškį atgal iš Krakenus ir bankas nepriėmė pavedimų. Parmetė kaip kažką tai mistiško, žinai. Apsirengė. Gal dabar okei. O, pavyzdžiui, Binance'as populiariausia, vos ne tokia žinomiausia. Binance'as populiariausia ir žinomiausia dėl savo, kaip čia pasakyti, to CZ įkūrėjo ir dėl debesies altcoinų, kuriuos ir prekiauja.
Jie 17 metais labai išaugo, iš to tapo tokie dideli, bet jie labiau, kaip čia sakyti, Amerikos rinkai. Galima aišku, taikyti ir čia Lietuvoje, bet jie įsivelia visi kažkokius skandalus. Netgi šitas dabartinis bitkoino kritimas, ne šitas paskutinis, bet ankstesnis, yra siejamas, kad Binance'as prikišo nagus. Lygiai taip pat kaip ir dabar buvo rašyta, kad Binance pasiskelbė, kad pirks už milijardą stablecoinų išmainys į bitkoiną kaip bitkoino palaikymą, kad kelti vertę. Ir tą paskelbė, va čia dabar, kaip buvo prieš 3 dienas tas kritimas ar prieš 4, tą paskelbė, va tą dieną jie už milijardą pardavė bitkoiną. tą šeštadienį. Tai ten su ta etika labai daug klausimų. Tai nežinau. Dar vieną klausimą. Pažiūrėkite, trading tų antrų, jeigu per kitą neteko, gali ir bitkoiną turi, bet čia blogai yra, kad viskas vienoj blogai ten būtų. Negaliu atsakyti, jeigu taip tiksliai būtų. Gali pirkti Bitcoinas jau neišvesi kriptą. Neišvesi, ne? Taip, vat. Nes aš domėjausi, kad nėra vertybinių, mano žiniomis nėra vertybinių popierių biržos, kurioje būtų galima nusipirkti tikrą bitkoiną. Galiu kažko nežinoti, bet mano žiniomis nėra. Tai va, Bybitas labai stengiasi, bet Bybitas yra tokia kaip ir kopija vos ne Binance'o ir jisai sukūrė būtent Europai pritaikytą savo versiją. Tiesa, ganėtinai stipriai apribota, bet jūsų poreikiam ten per akis. Nu ir revoliutai. Paprastuoju būdu galima pirkti tam revoliutę. Aišku, mokesčiai 2%, kaip kokiam Krakene 0,15, man atrodo. Tai jums spręsti. Laikyti būtinai biržose, ar galima ir... Čia blogai suformuotas klausimas. Ar laikyti būtinai išoriniai piniginiai, ar galima ir biržose, taip reikėtų klausti. Ne, biržose laikyti negalima. Šiaip, ką tik sakiau, jeigu tu gali prarasti bitkoiną, tai tu jį gali prarasti biržoje. Tai vėl kalbėsiu apie tai kitą užsiminimą, bet per kitą, mano vėl siūlymas, perka ten, tarkim, kas mėnesį, daleiskim, perkat kas mėnesį, 1, 2, 3, 4, 5, nežinau kokį ten, jeigu jums reikšminga suma susidarė, kiek jūs ten pripirkot, tada išsivedat į išorinę piniginę. Ir vėl perkat, arba kas kartą įsivedat, nežinau kaip ten jums. O kas yra išorinė piniginė? Papasakosiu kitą kartą. Tai va, tiesiog dabar priimkim tai, kad saugiau yra nelaikyti keitykloje. Tai nėra paranojika, kaip sakiau, Krakenas nebuvo niekada nulaužtas, bet gal bus. Tai šiaip pagal tokią, žiūrint maksimaliai saugiai, reikėtų išsivesti. Jeigu tu ten nedaug, ten 1-2 tūkstančius, laikysi. Jeigu bandysi spekuliuoti, gal tas bamšės laikyti. Dar? Jeigu tu nori turėti ir ETF, ir kripto, tai reikia dviejose platformose. Taip. Deja, taip sakyti, nelaikyti. O yra ETF-ai šitų bitkoinų? Yra Amerikos rinkoje. Yra keletas čia kažkaip juda ir tose kitose rinkose, bet mano žiniomis Lietuvoje kažkaip nelabai jau galima prikelti. Galima, bet ne. Nežinau, mano žiniomis ne. Amerikoje taip yra. Milijardais prekiauja. Tai beje, Bitcoin ETF-as, išleistas BlackRock'o, yra pats, kaip pasakyti, sėkmingiausias ETF-as pasaulyje imant visą laiką. Visų laikų pats sėkmingiausias ETF-as pasaulio mastu. Greičiausiai buvo pririnkta didžiausia suma. Greičiausiai užaugo. Bet ne. Vasario 2, čia aš savališkai rašiau, reikia pasitarti su Raimondu. Ir su jumis. Vasario 2 yra šiandien.
Net vakar jo. Čia Raimundai parašiau tada, kada sakiau, jau reikia daryti pirikūrą. Matai, jo. Tai Darius pasakė, kad vos ne kitas galėtų būti po savaitės, bet čia yra turbūt gal pasiklausus, žinai, ar reikia, žinai, per savaitę čia susitikinėti, ar ne. Iš principo aš galėčiau galbūt ir suderinti, žinai, kad įleistų patalpos būtų ir po savaitės, manęs tai nebus. Jeigu toks yra, ar šiek tiek, kaip sakant, tą tempą kitokį, kad 2 savaitės sustinka. Kas savaitę geriau, nes kas 2 savaitės, žinai, pusę pamiršti ir vėl kol prisimeni. Ir tos informacijos jos sąlyginai, kaip čia sąlyginai nesusiję, nu čia va tokia truputį vadinė, toj kitoj bus grinai apie kripto ir grinai, va, nu, jau reikės būti su pompais ir pirksim, darysim. Tai rytoj nebus. Paliksiu kompleks. Jeigu lygiai po savaitės daugumai tinka, tiem, kas į kripto galvoja, galbūt ateiti, nes manau, kad galima, jeigu tu nusprendai į kripto neiti, tai gali kitą kartą ir neteiti iš principo, ne? Ko gero. Ne, nu taigi nebūtina ten 1000 išleisti, galima ir 10 eurų išleisti. Tai taip, labai teisingas Apskritai dar ir priimsi tuos, kurie neatsidarinės, ten piniginės ir neinvestuos kitą kartą. Jeigu vakans nemūtins, tai taip. Tai aš tada, žinot ką, šiandien vakare patvirtinsiu, ar galiu, kaip sakant, kitą antradienį rinkti čionais ir Tai visi susitikimai bus antradienį, ne? Matot, dėl patalpų, aš galiu pirmadienį arba antradienį garantuotai jūs įleisti, kitom biški yra problemų, jau reikia, kaip sakant, rezervuoti, kažko atsisakyti. Nes dėl ko klausiu, man kaip tik antradienis ir geriausia diena yra, tai labai gerai sutapo, tai jeigu tai bus, tai labai faina. Tai nuo to 70% priklauso. Pabrango antradienis iš karto. Namų darbai, pagalvoti apie savo strategiją, bet realiai pagalvoti. Kiek skirsite laiko, kokią riziką toleruosite, kokiam tikslui laiko investuosite, galbūt 2 portalius turėsite. Būtų gerai, kad tą užsirašytumėt, nes kai neužsirašai, tai paskui, žiūrėk, čia pabrango, dar palaikysiu, dar ką nors. Kokios turto klasės, kam skirsit, kaip sakau, jeigu 10 000 investuojate, tai kiek ten kripto bus, kiek ETF ar kažkam kitam. Pasidaryti po biržos ten, kur tos linkus daviau, pabandyti jas atsidaryti, gal net ir visai pavyks, nėra ten kažkokių tai stebuklų. Papildomai, o čia rytoj, Vilnių, kaip suprantu, rytiniai daly, koks tai čia pilietis, Aurimas Daržinskas, kažką kalbės apie pasaulio akcijų indeksą. Atskiras pranešimas tą temą bus. Tai gal visai gerai. Ir įrašas bus jau. Jo, ir įrašas reikia, kad bus. Ir skaitau, kad mums labai pasisekė, verslo žinios daro investavimo žaidimą. Tai manau, kad privalomai visi turi registruotis, gauna 10 000 virtualių pinigų, prizai realūs, kas užims pirmą vietą, neatsimenu ten kokie ten tie prizai, bet visai fain. 5000 ir New Yorką. Kažkas nežinau. Tai va, tai šitasgi skaidrės aš jums atsiųsiu, kaip sakiau, linkai visur veikia. Tikrai raginu. Šitas žaidimas kada startuojasi? Man atrodo, vasario 9. Jo, kažkaip įdomi, va registruotis galima 20 Tai tenais vasario 9 jau pradėti formuoti savo portfelį gali ir ten kažkoks laikas iki kada gali tas paskutinį kažkokį traukinį. O galima dar klausimą tokiam čia plėsniem, kas tas portfelis, iš ko jis susideda? Nes tu minėjai, kad galima turėti ne vieną, o 2 ar ten portfelius. Tai va ten taisyklės yra ir ten nustatytos taisyklės, kaip pavyzdys ten 3 akcijas turi būti iš Nasdaq Baltic, paskui tenais vienas akcijas ten nuo... Atsiprašau, čia turbūt net ne taip klausimas buvo. Jo, aš apskritai, nes suvokimo dar neturiu. Jo. Čia dar porą skaidrų liko, uždarom ir tada atsakysiu visus klausimus, tai?
Tai va, šiaip labai rekomenduoju šitus du, pavadinkime, influencerius. Tokia tikrai suprantama kalba, žmoniškai labai daug ką pasako, tai turėkit laiko skaityti, žiūrėti, kiek ten visko kalba. Ir viso. Ir atsiliepimas. Šitasgi, kaip čia, jau visi įpratę klakuotis nuo... Sąskaitos numerį atsiminėt, iš savo. O realus limitas tos sąskaitos, ar ne? Tai ne. Tai va, tai apie portfelį. Tai portfelis tai toksai išsireiškimas. Yra kuprinė, yra portfelė. Tai kokį turi? Geras klausimas, kuris parodo auditorijos, kaip čia pasakyti, lygį. Nu ir lygį yra skirtumus. Portfelis, tai va, tarkim, jūs nusprendėt investuoti 10 000, nusipirkot ETF už 8 000 ir Bitcoin už 2 000. Taip, jūs turite dvi tokias investicijas. Šitos dvi investicijos sudaro jūsų portfelį. Jo, bet tu minėjai, kad galima ne vieną turėti, o du. Tai gerai, jūs nusprendėt, kad turėsiu 10 000 eurų portfelį visai, savo pensijos portfelį, ne? Tai perkat pasaulio ETF-ą, Bitcoiną, dum pasidėjo ir viso, ir laikot jį. Nes, kaip čia, nebūtinai, ir laikot. Ir tada sugalvojat, dar pirksiu Teslos akcijų, Nvidios, tenais dar kokio Procter & Gamble, ir tiesiog savo, arba fiziškai pas tą brokerį, arba, gerai, kad ir kitam brokerį, bet pas tą patį brokerį netgi susikūrėt tą savo atskirą portfelį. Arba savo Excelį atskirai sužymėt, kaip jums paprasčiau. Bet toksai, tiesiog toks terminas. Tiesiog jūsų turimų akcijų, vertybinių popierių visko sąrašas. Krepšelis. Jo, bet tavo jie kažkaip ir formuojami ten toje sistemoje. Taip. Mažvydas, tas, pavyzdžiui, Trading 212, jis labai gražiai tos portfelius daro, ten ypatingai, moterim tikrai gražiai. Interactive Brokers, ten taip viskas, tai per negaliu. Turbūt nuo asmenybės priklauso, jeigu tu esi tas, kaip pasakyti, chaotiškas žmogus arba meniškas, kaip vadin, tai tu kas tau šaus į galvą, tą tu perki, tą portfelį, ne? Oi dabar arba kas madinga, arba kas kažką patarė ir vis krauni. Ir taip. Kitas variantas, o labai moksliškai tiksliai susidėlioja, bus čia tiek procentų to, tiek procentų to ir pagal tai skirsti, jau čia taip, metodiškai. Arba gali nusikopijuoti. Galimybių yra beprotiškai daug, bet į ką labai stipriai ragino, kaip čia, fokusuotis, tai iš tiesų ketinau paklausti, kiek jau esate investavę, bet tie, kas neinvestavę, tai pirmiausia tiesiog nusipirkti tą SP500, tarkim, arba pasaulio ETF-ą ir Bitcoiną. Pradžią tuos du dalykus nusiperkat ir juos nusipirkę jums paaiškės labai daug visokiausių šalutinių dalykų. Ir tada jau ten galima vynioti. Tam, kad nusipirkti, reikia arba tam interaktyvų brokerį per tą platformą, kitaip nenusipirksi. Taip, ETF-us pirkti, tarkim, per Interactive Brokers, kripto, tarkim, pirkti per Kraken. Mano, jeigu taip konkrečiai vieną sakyti, tai aš rekomenduočiau taip. Mažvydas gal pasakys kitaip ir kaip nors ten argumentuoti. Nes kai nusipirksit, kaip sako, tuos du dalykus, tada atsidarysit kažkada pažiūrėt, kas tai vyksta, ne? Pamatysit, pakilo, gal nieko nevyksta, gal nukrito, tada nusidomu, kodėl nukrito, tada pradėsit skaityti galbūt, kas vyksta aplinkui. Čia toks ir susisuka kažkoks tai. Realiai ir dabar gali turbūt atsidaryti įvairių ten, nežinau, kažkokių ir angliškų, ir lietuviškų patikė, gal ten paskaitinėt apie tą, apie šitą. Bet kol neįmerkęs pinigų, tai tas pats kaip ten bučiuotis per stiklą ten. Tai, bet kai turi ir dar domiesi, tai dar didėja tas noras domėti. Sako, kiek investuoti, tarkim, į Bitcoiną, kokia investicija yra gera. Tai jeigu kainą tikrini kartą per mėnesį, per mažai investuoji. Jeigu 3 kart per dieną, jau per daug. Aš tikrinu kokį 15 kart per dieną. Pas mane toks aparatukas ant žinė padėtas ir tokio dydžio, jis visą laiką laik rodo. Bet šį mėnesį
nieko gero bitkoinas nerodo. Nieko gero, jis visus metus nieko gero. Nu, aš kadangi tik mėnesį ten turiu, tai man irgi nieko gero nerodo. Bet jeigu tu jo neturi, tai tau kaip tik labai gerai rodo. Aš jį turiu jau. Turi? Nusipirkom jo, bet mes prieš kiek čia, prieš mėnesį nusipirkom. Tai va, tu prieš mėnesį nusipirkai. Tai vis dėlto. Tai nusipirkai, tai jau esi pigesnis. Reikia žiūrėti kaip nuolaidą. Galima žiūrėti kaip į nuolaidą, jeigu supranti produktą. Jeigu supranti produktą, kiek jis tai geras ir visą ką, tai taip tu žiūri taip kaip į nuolaidą. Jeigu nesupranti to produkto, tai tada galvoji, o, gal tikrai jis dabar esi į nuolaidą. Čia va skirtumas.